Kaip žmogaus kraujagyslės turi atlaikyti kraujospūdžio šuolius, taip ir alyva turi atlaikyti aukštą įtampą, kad patikimai izoliuotų įtampą turinčias transformatoriaus dalis. Kraujagyslių sistemai stebėti kraujospūdį matuojame tonometru nedideliu ir lengvai naudojamų prietaisu, kuris suteikia tikslę ir greitą informaciją. Panašiai paprasto prietaiso reikia ir alyvos pramušimo įtampai nustatyti, kad būtų galima pailginti transformatorių eksploatavimo laiką. Globektorė užtikrina aukščiausią transformatorių aptarnavimo įrangos, įskaitant laboratorinius prietaisus skystiesiems dielektrikams tirti kokybės standartą. Čia pateikiamas TOR 80 prietaisas, skirtas elektriniai pramušimo įtampai matuoti. Jis veikia palaipsniui didindamas aukštos įtampos transformatoriaus antrinės apvijos įtampą nuo 0 iki didžiausios vertės arba iki vertės, kuriai esant įvyksta dielektrinis pramušimas. Aukštosios įtampos išsijungimo laikas po pramušimo yra trumpesnis nei 4 mikrosekundės. Tuo TOR 80 pranoksta visus esamus panašius įtaisus. Matavimo kameroje esanti alyva nespėja sudegti ir pakeisti savo cheminės sudėties, todėl užtikrinamos pastovios sąlygos pakartotiniams matavimams atlikti. Pagal kitas charakteristikas ir parametrus Globekore prietaisas nenusileidžia nei vienam žinomam analogui. Palyginkite patys. TOR 80 nustatymuose galite pasirinkti bet kurį iš galiojančių elektrinių bandymų metodų standartų. JETS 60156, ASTM D877 ir TEI. Net jei laikui bėgant standartas pasikeitė, naudotojas gali greitai atlikti reikiamus pakeitimus ir išbandyti alyvą pagal dabartinius reikalavimus. Todėl Globektorė prietaisą galima naudoti bet kurioje pasaulio vietoje. Jo taip pat bandomi įvairios kilmės skysti dielektrikai, kurių pramušimo įtampa mažesnė nei 80 kV, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sintetiniai ar pagaminti iš mineralinio ar augalinio aliejaus. Prietaisas yra gana kompaktiškas, jo plotis 49 cm, ilgis 32 cm, o aukštis 30 cm. Jis taip pat turi rankenas, todėl prietaisą lengva pernešti po laboratoriją arba iš vienos patalpos į kitą. Alyvos skilimo bandymo procesas yra paprastas. Operatorius turi prijungti prietaisą prie elektros tinklo, įdėti matavimo elementą, pripildyti į alyvos, pasirinkti reikiamą standartą ir pradėti procesą paspausdamas atitinkamą mygtuką. TOR 80 pats automatiškai atliks likusius veiksmus, o po to ekrane pasirodys pirmieji pramušimo įtampos matavimai kilovoltais. Visas procesas trunka tik 5 minutės. Skirstomosios įtampos matavimo paklaida neviršija 1%. Toks tikslumas pasiekiamas naudojant Globekore sukurtas technologijas ir naujus pramonės standartus. Kartu prietaisas išlieka patogus ir praktiškas. Jei reikia, matavimo rezultatus galima atspausdinti į montuotų terminių spausdintuvų arba iš vidinės nepastoviosios atminties nukopijuoti į flash atmintinę ir perkelti į kompiuterį tolesniam statistiniam apdorojimui ir vizualizavimui. Jei reikia nustatyti pramušimo įtampą taikant nestandartinę procedūrą, naudotojas tai gali padaryti nurodydamas individualius nustatymus. Panagrinėkime juos išsamiai. Pirmasis nustatymas yra gedimo įtampos matavimo skaičius per vieną bandymo ciklą. Galima pasirinkti iki 8 atliekamų matavimų. Antrasis nustatymas tai aliejaus maišymo laikas sekundėmis po skilimo. Taip pat galite keisti sulaikymo trukmę. Tai laikas nuo maišymo pabaigos iki kito įtampos kilimo pradžios. Trečiasis nustatymas yra bandymo įtampos dažnis ir riba, atitinkamai hercais ir voltais. Taip pat galima pasirinkti elektrodų tipą ir atstumą tarp jų milimetrais. Matavimams galima naudoti sferinius, pusrutulio arba cilindrinius elektrodus. Po to galite pradėti naują alyvos bandymo ciklą su naujais nustatymais. Jei leidžiama laikytis darbo taisyklių, TOR 80 naudojimas laboratorijos darbuotojams yra saugus. Viršutinis dangtis ne tik apsaugo mėginius ir darbo vietą nuo užteršimo, bet ir yra su tikslaus valdymo įtaisu. Kai dangtelis yra atidarytoje padėtyje, bandomosios įtampos kilimas užblokuojamas, todėl elektros smūgis neįmanomas. Prieš išsiunčiant į klientų laboratorijas, visų prietaisų atitiktis techniniams reikalavimams ir eksploataciniams charakteristikoms tikrinama atliekant mažiausiai 900 matavimų su tikrais alyvos mėginiais, o tai atitinka 150 bandymų ciklų. Prietaisai taip pat tikrinami naudojant didelio tikslumo kilovoltų matuoklius. Alyvos bandymai naujoji Globekore TOR prietaisų leidžia laiku aptikti kritinius pramušimo įtampos kritimus ir greitai priimti sprendimą keisti arba valyti alyvą.
Turėdamas gerą izoliaciją, jūsų transformatorius tarnaus ilgai. Ar norėtumėte šiuo prietaisu aprūpinti savo laboratoriją? Siųskite L. Laišką L. Pašto adresu, kurį dabar matote ekrane, ir mes atsiųsime jums išsamų aprašymą bei specifikacijas. Taip pat atsakysime į visus jums rūpimus klausimus. Norėdami pamatyti kitus Globekore prietaisus, apsilankykite mūsų svetainėje www.globekore.com.